Sveiki visi stebėtojai ir kam šiaip įdomu. Grįžtų ne prie testų, kaip pirmoje dalyje, kaip buvo planuota. Esu įkėlęs keletą foto iš pirmos dalies, apie ką kalba bus, o kalba apie suklijuotą rotorių. Surinkus generatorių, prasukus už ašies, kaip dabar, jautėsi nežymus stabdymas. Toks įtarimas, kad galėjo būti apversta ritė priešingai. Šito negalėjo būti, nes vis tiek atsakingai vijos klojamos, todėl buvo nuspręsta su savininko sutikimu atidaryti, pasižiūrėti, kaip suklijuoti magnetai. Buvau pravalęs, suskaičiavau, kiek iš viso yra suklijuota magnetų, čia prakaišta, matosi. Iš viso suskaičiavau 26 eilės. Jeigu 8 poliai, ką galim pasižiūrėti, 26 dalyjam iš 8 lygų. Turėtų būti vienas polis sudaryti iš 3 eilių magnetų. Aš čia buvau pasižymėjęs, man čia rodo 3. Realiai turėtų būti ne 26, o 24. Čia jeigu būtų 3 pietiniai, 3 eilės šiaurinių, 3 pietinių, 3 šiaurinių, vėl pietinių, šiaurinių, pietinių, va. Ir kodėl 26 ir gavus jau 5 eilės. Taip, 8 poliai, skaičiuojam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Automatiškai gaunasi visų polių poslinkis ir nebeatitinka pagal 8 polių schemą elektros vijose. Nežinau, čia auksarankių darbas. Jeigu jau neišeina, nesugebat, nedarykit kažko tokio, kažką. Bele 8, kai bus, tai bus gerai. Ne, nebus gerai. Nieko čia nepribursit, neprigaminsit. Iš karto jaučiasi jau, kad yra kažkas ne taip, ne ten. Va. Plus dar buvo ir iš viršaus izoliacijos sudėta, kas automatiškai buvo magnetai nutolę jau nuo statoriaus, ką mes prarandame jau ir galingumą. Reikia stengtis, kad magnetai būtų kuo arčiau statoriaus. Užtenka tik surinkus prasukti ir iškart jau galima suprasti, ar prilipimas, ar vijose kažkas negerai. Iš praktikos tai jau yra padaryti nesunku. Praktikos yra gan nemažai, štai va. Čia yra visi pagaminti generatoriai, kiek buvo. Pradžia buvo nuo 2009 metų. Čia galima bus padaryti ir atskirą reportažą. Kiek jų buvo prigaminta, daug. Nuo pačio mažiausio. Va. Įdomumo dėliai. Ir atgaivintas, sudegęs buvo pats didžiausias. Taigi buvo tam atiduota kažkur apie 6 metus darbo. Nėra čia kaip pradžia ar kažkas taip tiktais paimta ir iš neturėjimo ką veikti, nuviniota padaryta. Šitam darbui buvo paskirta labai daug laiko. Nebuvo, internetas buvo, bet nei TikTok'o, nei YouTube medžiagos. Teko viską bandyti, testuoti, perprasti, kodėl prilipimas yra, kodėl nėra, kodėl veikia, kodėl neveikia. Dabar yra informacijos pilna visur. Galima pasižiūrėti, nukopijuoti, padaryti, o kažką savo nelabai kas kam ir beišeina. Taigi tiek.
Reikės lupti dabar žemėn visus magnetus ir klijuoti per naujo. Palikti irgi taip pat po 3 eilės, vienas polius susidarys iš 3 eilių, bet jau išskaidyti. Išmesti tas 2 eilės, padaryti kiekvieną polių jau po 3 eilės magnetų ir išdėstyti juos jau aplinkui simetriškai, kad būtų tolygiai vienodai 8 poliai, o ne šitokia, kaip sakoma, vadinama chaltūra. Ačiū uždėmesi.